Sveiki. Šiandien aš pagaminsiu vištieną. Tai bus, dabar galvoju, kaip čia įvardinti tiksliai, vištienos kebabas pitoje. Naudojam vištienos blauzdienos mėsą. Blauzdelį mėsą. Matot, yra dideli gabalai. Jų nepjaustom nieko. Čia yra daug įvairių prieskonių. Yra pipiras, kalendra, cinamonas, druska, raudonoji paprika, juodas pipiras. Dedam normaliai prieskonių. Viską gerai išmaišome. Taip. Toliau svogūnas. Čia dar česnakas, pomidoras. Pjaustymo tvarkos nėra. Viską persidam į kepimo indą. Šiek tiek galite pamaišyti jame. Daržovės stengtis sukišti po mėsa. Visos lengviau iškepinės. Viskas ir dedam kept. Pusę valandos. Plius minus. Na ką? Matot, kaip nuostabiai. Verda viskas tokiam sultiny. Nuo pomidorų, nuo daržovių, nuo pačios vištos sultinys. Ohoho, kaip šilta. Mūsų tikslas yra daug prieskonių, daug skonio. Visą mėsą sumėsime atgal. Dar pagers šiek tiek sultinio. Dar daugiau ten skonio prisigėręs. Pasaka. Taip. Turime pitą. Išmaišom, kad ir svogūnų, ir paprikos būtų. Nu ką, 45 minutės, vištienos kebabas pitoje paruoštas.